Aš manau, kad bus šiandien judesio daug. Paliksiu šitą vietą pabaigai ir ruošiuosi žvejybai iš valties, nes vėjo stipraus nėra, o tai būčiau žvejavęs nuo kranto. Yra. Bet maža užguli taip. Nu, pradžia tokia. Nu, biškai jau praskaidrina mintis. Gerai, paleisimas ir jau iškart staigiai bandysim dar ką nors. Nu va. Pirma lydekytė. Kapui. Nu, vieną jau turim. Panašu, kad lyg viską ir gerai darom. Nu, gal kokį ir didesnį dabar užtiks. Nu, kantrybės. Ir bus tikrai. Kokį masalą čia dėti dabar? Čia vėl prasideda žolynai. O gal tegu būna šitas? Tegu būna šitas. Gerai. Agresyviau. O! Prie pat kai ėmė. Bandom dar atsekus ir prieš pat galą, matai, ėmė. Gerai. Biškai reikia kabliukus užlenkti. Boba, kažkas atsekė, Boba. Nu, nieko nepagavom, bet be veiksmo nelikom. Lydekos kimba, gal kiek atsargesnis, bet kimba. Oba! Yra! Oi, tu sa! Koksai netikėtums.
Nu, nesusukti, paskiau tave iškrapštyti sunkiau bus. Ai, bet tai va, koks išsipūtęs. Eik tas. Netgi matęs, kaip paėmė. Kaip faina, aš kažkaip tikėjausi. Nu, kaip visada. Bet tokia tyla į bam, tik tai prieš pat valtį. Kai smagiai. Jee. Va. Tokie rubuilikiai. Nu, dabar jį kaip nors iškrapštyti. Ai, jau beveik jinai, atsikabinavo. O. Nu, nesusuk, viskas gerai. Viskas gerai, mes tai atsuksim. Įsikandus, kai šuo. O. Kokia stambi. Nu, jau čia 70, tai čia kaip bebūta. Gerai, reikia puoštis dabar. Gerai, kad vakar pasigalandau tos kabliukus. Taip ir būtų, tik tai kibimas. Gerai. Greitai pamatuosim. Dabar jį nusiramins graibšte. Nu ką, teik. Matau, dar neapsiraminai. Nu, gerai pasiimam. Nu. Jį. Ai ne jį dar. Buvo. 70. 77. Yes. Va. Prašau. Nu va. Ir paleisim vėl. Tu matai kokią stambumą? Nu ir va. Niu. Upa. Ate. Nu kažkokia tokia pridvėsusi. Nu ir ką paleišiu, nu varyk. Yes. Nu, dar geras. Nesiglamžu per tą vietą stipriai. Paviršiniai įtriskimai. Nu, tęsim žvejybą. Eik, tu kažkas čia buvo. Dar verpetai nesibaigė čia. Kažkas čia galingo galėjo būti vėl. Nu. Bliamba. Iš tikrųjų ten ir buvo emocijų, nes verpetai ten tokie ilgi buvo. Ai. Bet mažėkė turbūt buvo. Bet toks BIM! Nu. Dar bus tų lydekų čia. Viskas aišku, nėra. Nu, dar vieną čia padarysiu metimą. Kaip jos sureaguos. Ar sureaguos, ar nesureaguos. Ten, kur dabar plaukiam, yra seklių, yra ten tų duobėkių, žolių. Ir tenai bus bent kibimas, bent per viršūnę turėtų kažkas bakstelt. Nu, nuplauksim, pabandysim, žiūrėsim ir bus aišku.
Klausimas, kas ten galėjo būti. Neaišku. Ai, tu savo gerai. Blemba. Čmaukšt tik tai. Susuka. Aha, kliuva. Truputį kliuva. Ir dar aukštai kliuva. Aišku. Žiūrim toliau. Oi. Nu va, jau kažkokį judesį turėjom. Kibimas ant ryškaus masalo, nes vanduo tai arba tik tokia lengva. Dabar užsiėmiau vėl tą juostą ir bandau vėl iš naujo praeiti, tik tai šiek tiek pasistūmęs link krantą. Buvo, akivaizdžiai dabar tikrai buvo kibims. Ai, nepakirtau. Nu čia taip. Gal nedideliu buvo. Bent kažkas galėtų paimti dar. Toks baim buvo. Nepasižymi šiandieną aktyvumu, bet greitai jisai tenai man kiptelėjo. Ne. Bet grinai žolės ir labai seklų. Labai. Bet šitą kibimą tikrai nesumaišysi. Tikrai kibimas buvo. Ką dabar daryti? Kokį masalą čia dėti? Užlaikyti reikia kažkaip, nes grinai palei krantą. Sakiau, kad buvo. Kažkaip labai jau nenori taip imti. Geras. Biškį ant veiksmiuką. Nedidukas, bet legalas buvo tikrai. Na. Kas čia? Susuka woblerį. Vėl buvo lydeka. Nu, tai gal iš kelintą jau. Iš trečias jį gal paims. Labai nori paimti čia. Oi. Bet toks kibims tas pirmas, kai buvo, tai smagiai. Nu čia žiūriu, jau kitaip nebus. Plius dar seklius ir kažkaip labai prie krantą juos. Nu, bandysiu kozerį savo. Dabar bandysiu ramiai tą lopinėlį visą praeiti, kruopščiai.
ir bus dar tikrai kažkoks kibimas čia. Faktas. Jeigu ims ant šito masalo, tai tikrai paims. Jeigu tik tai dar pakirsiu. Nes pirmai net nepakirtau visai. Grybštelėjau ir... Nes jos kažkaip paima tą masalą ir net neužsisuka. Paima, sugriebia ir kai tu kerti iš snukio tiesiog ištraukia tą masalą. Nėra tokio aktyvumo. Sunki žvejyba. Na, veiksmo turim. Šitą. Man atrodo, ant jos bus. Kažkas buptelėjo. Bet taip tik tinkt. Tik tai taip sugebėjo kepti. O, blemba, iš kur tu čia atsiradai? Kaip tu čia? Tik iškėliau masalą. O toks yra aktyvumas. Lydekas juda, bet jos masalą daugiau vaiko, o ne ima. Fū, kaip išsigandau. Tai va tas toks jau ir aktyvums yra. Nu ką, pagauti vis tiek įmanoma, bet pa šiandien nepagavau. Nei vieno. Bet kibimų, atsekimų buvo tikrai nemažai. Vis tiek smagu. Nesvarbu, kad nepavyko pagauti, bet visgi akivaizdu, masalai veikia. Tik tai klausimas, kas čia galėjo per dydis būti lydekos. Irgi turbūt nelabai didelis. Čia pabandyti, nezna. Nu ką, tokia ir žvejyba. Buvo pietvakarių vėjas. Paskiau pietų ir dabar daugiau pradėjo pūsti pietryčių. Nu, pietryčių grinai pradėjo pūsti. Ir viskas. Atrodo, lydekos visai supasyvėjo. Aišku, jom tas masalas įdomu, jos seka, bet nesega. Tai va, tokia žvejyba. Įdomi visai, įdomi. Nieko nepagavom, bet va, sakau, liks. Tai va, iki kitų žvejybų. Iki.